Galvoji, kad miške reikia geresnio automobilio? Klysti. Ne visureigi sprendžia, ar pravažiuosi. Sprendžia tai, ką darai už vairo. Pradedi lėtėti. Gazo atleisti negali. Jeigu atleidi, prarandi inerciją. Automobilis sėda vietoje, ypač purve, smėlyje ar sniege. Ratai praslysta. Automobilis grimsta dar giliau ir belieka ieškoti pagalbos. Dažniausiai su šypsena ar truputį gėdos. Įstrigai vietoje? Didžiausia klaida – laikyti vairą tiesiai. Sukdamas vairą keiti apkrovą ratams. Kartais keli centimetrai judesio išprovokuoja automobilio judėjimą net iš provėžos, balos ar duobės. Miške laimi ne automobilio galia ar markė. Laimi inercija, ramūs sprendimai ir supratimas, kaip juda ratai. Šlapias miško smėlis, purvas ar sniegas. Kiekvienas paviršius elgiasi kitaip, turi jausti dangą. Miškas visiems tas pats, bet klaidos čia brangiai kainuoja. Parašyk komentaruose, kaip tau teko ištrūkti iš purvo, duobės ar balos. 90% žmonių šito nesupranta. Tavo patirtys gali padėti kitiems.